Sveiki, čia Gintarė iš Tavo sveikata LT. Šiandien labai greitai noriu pakalbėti apie rakto skylutės ženklą. Nežinau, kiek daug apie jūs apie jį žinote, bet labai noriu informuoti ir parodyti, kas tai yra ir ką tai iš tikrųjų reiškia. Tai dabar ta rakto skylutė, čia tiesiog į Google įvedžiau rakto skylutės ženklas, tai jis dažniausiai būna žalias, apvalus ir vat būtent, daugmaž šitaip ir atrodo. Ir dabar ką reiškia tas rakto skylutės ženklas ir būtent tą rakto skylutės ženklą jūs labai dažnai pamatysite ir ant mūsų parduotuvės pakuočių. Galite pamatyti šitą ženklinimą produktų pakuočių parduotuvėse. Tai tiesiog dabar ką jis reiškia. Tai pirmiausia, tai nėra Lietuvos išmanimas. Tai yra ir skandinavų šalių, ir danų, ir kitų šalių toks ženklinimas, kuris skatina sveikesnę, pilnavertiškesnę mitybą. Dabar tai neužtikrina, kad produktas bus ten visiškai 100% puikiausias, ekologiškiausias ir taip toliau, tam yra kiti ženklinimai, bet ką būtent dabar tas rakto skylutės ženklas reiškia? Tas rakto skylutės ženklas reiškia, kad tai yra įprasti produktai, tačiau juose yra pridėta mažiau cukraus arba cukraus iš viso nėra. Taip pat druska yra atsižvelgiama į pridėtinę druską, sočiuosius riebalus, transriebalus, maisto saldiklius, o grūdinės kilmės produktuose yra žiūrima, kad jie išsaugo daugiau maistinių skaidulų. Tai dabar į rakto skylutės simbolių ženklinamus produktus negalima dėti jokių pakaitalų, kurie didintų produktų kaloringumą, keltų jo glikeminį indeksą ar kažkaip kitaip mažintų to produkto palankumą sveikatai. Tai realiai, tiesiog taip paprastai, žmogiškai kalbant, tie produktai, kurie yra pažymėti rakto skylute žalia, tai reiškia, kad jie yra tiesiog sveikesni, mažiau apdirbti, su mažiau kažkokių tai nereikalingų pridėtinių dalykų, kurie nepadeda jūsų sveikatai. Ir tą rakto skylutės ženklinimą nėra, kad aš paimu, sugalvoju ir uždedu. Jis yra reguliuojamas, veterinarinė jos tikrina, gan dažnai tikrina ir reikia sertifikatų ir yra tikrai pakankamai nemažai reikalavimų pagal kiekvieną produktą, kas turi būti, kas neturi būti tam produkte, tam, kad jis gautų to žalios raktinės skylutės ženklą. Tai kaip ir minėjau, ir savo parduotuvėje turime šitų dalykų, galite rasti ir maisto parduotuvėse. Ir tikiuosi, kad padėjo šitą informaciją ir labai skatinu iš tiesų rinktis tos produktus, kurie turi žalią raktinės skylutės ženklą. Čia Gintarė iš Tavo sveikata LT, iki kitų susitikimų.